jūs kai kurie Vilniškai pažįstate Aurą. Aurimą aš tik tas trumpą. Žodžiu, mes norėjom gal taip pakviesot, kad pasidalinti, iš tikrųjų, koks Kristus yra tavo gyvenime. Pažinti ir tavim, ir Jėzų tavo gyvenime. Gerai, Sveiki, taigi mano vardas Aurimas yra. Nedažnai man tenka liūdėti ar, sakykime, kitų žmonių, nepažįstamų žmonių, ar pirmą kartą matytų žmonių, dalintis. Tai vat, kiekvieną kartą kai mes turim jaunimo grupę, tai aš jaunimui sakau, kai einat liūdėti, tai neikit liūdinti, kad nebūtų tas liūdėjimas, nepataptų liūdinimu. Ir pastoris ir te paprašė, sako, gal tu galės kažkom pasidalinti ir kaip to įtikėjimo tą kelią, kaip tu pažinai Kristų. Tai labai tikiuosi, kad nebus liūdinimas. Nes kažko aš pastoriui iškart pasakiau, sakau, jis nebuvo kažkoks kaip ir galbūt labai stebuklingas, nors aišku, kiekvieno mūsų atgimimas yra stebuklas. Yra ne mūsų darbas ir tikrai tai yra viešpaties kelias. Taigi, bandysiu trumpai. Tai aš gimiau, augau, 12 klasių pabaigiau Panevėžį, mano tėvai ir dabar gyvena Panevėžį, paskui išvažiavau į Vilnių, o tėvai buvo katalikai ir yra katalikai, man Dievas nebuvo kažkokia naujiena, aš žinojau, aš irgi vaikščiodavau į katalikų bažnyčią ir 5 klasėje atėjo toks vienas draugas. Tas draugas buvo vakar čia su šeima, Laurinas. Iš tikrųjų, mes su juo buvom netgi paskutiniais metais darželį kartu, bet aš neatsimenu, tik jisai iš nuotraukų kažkaip pamatė, kad sako, klausyk, tu buvai tam darželį, jo, sako, aš irgi, va, žiūrėk, tik čia tu, jo, sako, aš, tai va. Susitikom vėl paskui 5 klasėje. Ir jisai 6 klasėje, ten buvo tie 90 metai, kai čia prasidėjo tikėjimo žodžio, tas judėjimas. Ir jisai sako, einam, kadangi buvom geriausi draugai, sako, einam į vieną bažnyčią. Draugai, tai geriausias draugas nenuves, kur blogai jo. Nors kai su geru draugu, taigi visur. Tokie metai, tai, ir nuėjom ir man patiko tenai. Ir aš išgirdau, kad Kristus gyvas, kad jisai veikia, kad jisai yra kitoks, kad nėra tokios pačios apygos, kur aš eidavau katalikų bažnyčią ir ten jau visi žinom, kada klauptis, kada stotis, kada ką sakyti. O ten kažkaip ir šlovina visi, ir gėda visi, ir eina, ten liūdė, ir kalba apie gyvą Kristų, ir Bibliją skaito. Įdomu. Ir galbūt tas pirmas toks susitikimas ir ta patyrimas Dievo buvo, man tuo metu kažkur, tada buvo lūžus ranka ir meldėsi už išgydymus ir sako, kviečiam visus, kam reikia išgydymų, kam reikia, kauda kažkas. Ir vieni sako, tai eik, tavo rankas lūžus, gerai. Išvedė dienonę ir jie ten meldžiasi, aš priejau už mane, sako, tavo rankas, jo, už ranką. Ir jie meldžiasi, tai gerai, tai užsimerkia, taip ir būni. Ir jie meldžiasi, ir aš tik jaučiu karštis, tik didėja karštis. Ir aš atsimerkiu pažiūrėti, ką jie daro. Ar jie čia šildo, ar ką. Ir, kad iš kur tas karštis, žiūriu, jie nieko, jie lygiai taip pat užsimerkia, meldžiasi ir wow, galvoju. Ir mano toks supratimas atėjo, jūs galite nimti man tą gipsą dabar. Kad, ta prasme, ta ranka sveika. Ten vaikas, 6 klasė, tai kiek čia, 11, 6 metų pradėjau eiti, 6, 12 metų, 13 galbūt buvo metų. Ir taip, wow, kažkas naujo, kažkas tikro. Ir tada vaikščiodavomės į tą bažnytėlę, pavadinkim. Bet atėjo toks momentas, kad tas draugas Laurinas išvažiavo į Klaipėdą, ar tai 8 ar 9 klasė, aišku, kažkiek laiko dar ėjau, bet kaip vienam tai jau sunkiau, tada tai jau paauglystė, ten visokie jau kiti draugai ir visokios pagundas ir Dievas visą laiką, jo, jis yra, bet gyvenimas visai kitaip jisai liūdėjo. Ir nebuvo tam gyvenime Kristaus, nors būdavo, kad vakarais ten ir pasimeldė, ir kažką pasakai jam, ar paprašai. Ir tęsiasi iki kažkur 25 gal metų, manau, taip grubiai, kai man gal 25. Ir vėlgi tas pats Laurinas, tas pats draugas, irgi per viską praėjęs, mes vėlgi susitikom, kai užbaigėm 12 klasę, dar po metų susitikom naktiniam klube. Vėl tai netičiukė. Žodžiu, vėl viešpats suvedė
ir suvedė saviems tikslams ir mes po kažkiek laikas, jis sako, žinai ką, sako, mes taip gyventi nebegalim. Sako, yra tokia, renkasi bendruomenė Vilniuje, bet jeigu ten nueini, ten arba taip yra. Nu jau vienaip taip pabandėm, tai gal reikia bandyti ir taip. Ir būdavo, kad dar jisai pradėjo vaikščioti, aš dar nevaikščiau, ir aš jam skambindavau vakarais, jisai nekelė. Jisai nekelė, jisai atskambina man vieną kartą, tai kur tu buvai, kodėl nekelė? Ai, mes Moldoj buvom, ten grupelė. Nu, įdomus, koks. Kitą kartą skambinu, pakliūdum, vėl jisai nekelė, atskambinu, vėl jis ten Moldoj buvo. Nu kažkaip, tai ką ten vidury savaitės, kiek ten galintų melsis, taigi sekmadienis yra bažnyčia. Nu ir aš nuėjau į tą bažnytėlę, bendruomenę, nuėjau ten, dar labiau visi tokie, kai sako, jeigu išpratėję, tai dėl viešpatės, ar ne, jeigu protingi, tai dėl jūsų protingi. Tai jie, kai dėl viešpatės, tai jie išpratėję buvo, ten tikrai jie man pasirodė. Tokie, tada atvažiavo dar pastorius Hovardas, gal jis girdėjo kažkiek, gal žinot jį. Į ten susirinkimą nusivedė mane ir atsimenu po vieno to susirinkimo važiuoju namo ir galvoju, nu, okei, čia susirinkimai, čia gerai, čia Dievas, čia viskas realu, bet kaip va tą kasdienį gyvenimą gyventi? Kaip va ten praeis savaitė, praeis mėnuo, praeis pusę metų, kai ir tas pastorius išvažiuoja ir tą bažnyčią ten ateisi, neteisi. Kaip gyventi tą gyvenimą, kad gerai, tu man tikras viešpatė, gerai, aš tave jaučiu susirinkimuose, bet kaip man turėti tave diena iš dienos? Ir tai važiuojant pagalvoju ir tada ten Šidlovskis dar, kaip sakyti, tos kasetės atsirado ir ten diskai įrašai apie tą asmeninį bendravimą su viešpačiu. Ir atėjo toks momentas, kai tiesiog galvoju, gerai, pradėsiu ieškoti, kaip ir pastorius dalinosi, kad pradėti ieškoti, kad nes kažkokia, ar tai tuštuma, ar kažkas, ar tai dega, bet tu nori pažinti Dievą. Su to pačiu draugu, ten, bendruomenė eidavom ir sako, renkamės nors kartą į savaitę maldai. Gerai, renkamės kartą į savaitę. Labai sunku būdavo ateiti kartą į savaitę, nes reikėdavo viską palikti, kitus draugus, kitus susiėmimus. Tada pasidarė mažą kartą į savaitę, sako, reikia 2 kartus į savaitę rinktis. Pradėjom 2 kartus į savaitę rinktis vieni patys, dar sekmadienį bažnyčią einam. Ir taip galvojam ir taip kalbėdamas, oho, o tai kas bus, jeigu reikės 3 kartai ar 4, o jeigu kasdieną reikės. Ir jeigu taip sutruminta visą istoriją, gavosi taip, kad paskutinį metą, kad tie susirinkimai gaunasi po 2 ar po 3 į dieną jau gaunasi, net kasdieną. Ir ta prasme, ir tie susirinkimai, ar tai susirenkam, mes važiuojam ryte susirenkam, pasimeldžiam, ten galbūt dienos metu dar einam pasimeldį ir turi vakare dar susirinkimą. Ir tai pasidarė visiškai nebe per daug. Tas gyvas Dievas. Kaip jisai, jeigu jis patampa viskas, kaip vienas Dievo žmogus sakė, tu negali sakyti, kad viešpats tavo yra viskas, kol tu netidavai jam visko. Ką aš galiu jam atiduoti? Nieko neturiu ir nieko neturėsiu. Bet turiu ką davė. Turiu tą gyvenimą, tie jauni žmonės, aš jiems sakau, ką jūs galite geriausia duoti? Jaunystę savo. Ką jūs kitą galite? Atiduokit savo jaunystę, paaukokit viešpačiai savo gyvenimą, savo jaunystę, savo gražiausias dienas, savo tavo, ką jūs turit geriausia dabar. Bet tą paaukokit. Ir viešpats pradėjo veikti. Vėlgi buvo toks intarpas, kai sugrįžti, sakykime, nebuvo taip lengvai, kad, kaip galbūt pasakiau, gal galėjo nuskambėti, kad grįžtam. Pradėjome ieškoti viešpatės nuo tų 25 metų. Bet dar vis tiek buvo, dar viena koja čia, kita čia. Ir aišku, viena koja, jeigu tai eini, viena koja ant ledo, kita koja nors ir ant asfalto, bet viena koja vis tiek ant ledo, tu vis tiek paslysi, ar ne? Nors ir kita koja stovi čia, bet... Ir buvo taip, kad atėjo toks momentas, kai sako, negali, Kristus pasakė, tarnauti ir tam, 2 šeimininkams. Ir pažįsti Dievą ir eini ten įskelbėt, koks jis nuostabus gražus, bet grįžti ten ir nedaug, truputį tikrai atrodo, savom akim, kad gyveni dar
savo. Ir tada aš kaip supratau, paskui čia buvo viešpatės malonė. Tai va tas pašaukimas, kad grinai atsiduoti jam, kad griuvo, sakykime, ten griuvo kažkokie planai, kažkas su sveikata pasidarė, kažkas matai, kad ir darbė nebe taip sekasi. Ir tada jau, kai nieko jau nebegali, tada jau vėl grįžti ant kelio ir sakai, okei. Jeigu ne tu, tada viskas. Ir ten buvo momentas, ta diena, kai su sveikata buvo taip, kad galvoju, kad tikrai jau bus viskas. Ir ten, man atrodo, ir anksčiau kažkada, bet savo grupelį dalinaus, kad ne tai, kad džiaugiesi tais gerais dalykais, ten džiaugiesi viskuo. Ryte išeidavau, galiu eiti į darbą ir vos ne, ačiū Dieve, va, nuostabi diena dar. Ačiū Dieve, dar šiandien gyvas, dar šiandien galiu. Nes nežinau, ar vakare bebus, ar kitas rytas bebus. Ir manau, kad irgi viskas paskui atsistatė, kai tikrai pradėjai ieškoti jo, žiūrėti į jį. Palikau tada viską su ašarom, su skausmais, su širdgėlom visom. Pabiški teko palikti visą tą, bet tada viešpats atsivėrė, žinokit. Tada buvo stovykla, kažkaip ten, net neplanuoti, galvojom tik tiek, kad bažnyčios jaunimui padaryti stovyklą, bet per tą stovyklą viešpats uždavė jaunus žmonės. Tada jiems irgi pradėjo reikėti rinktis, šlovinti, rinktis, garbinti, rinktis, pažinti viešpatį. Ir per tuos susirinkimus, kai sakėjai, viską atsisakėjai, palikai ir nutarė, kad aš irgi eisiu čia. Irgi galbūt tarnausiu, dalinsiu to, ką turiu, pradėsiu pažinti viešpatį. Būdavo tokie susirinkimai, kad gulim nuo viešpatės dvasios. Pakildavo nauja giesmė viešpačiai. Eidavom vienas iš kito mikrofonas, eidavo, kaip sakyti, iš rankų į ranką ir kiekvienas vis naują tą giesmę giedodavo, naują tą džiaugsmą išsakydavo. Ir tai buvo man kaip atsakymas, kad okei, gerai pasirinkai. Ir ačiū Dievui. Ačiū Dievui, iki šios dienos jisai išlaiko, jisai veda. Mes esam nuostabiam kelyje. Yra tokia giesmė, mes esam su viešpačiu nuostabiam kelyje. Koks jis bebūtų, kartais jisai būna, kur 139 psalmė, ar ne? Sako, nors ir dangų žengčiau tu ten, nors ir ten per giliausius slėnius eičiau, vis tiek tavo ranka ten pasiekė. Tam nuostabiam kelyje visko galbūt būna, kiekvienam, manau, būna. Ir slėnius tenka nusileisti, ir užkylame ant to atsimainimo kalną. Bet jisai visur, svarbu pasitikėti juo. Ir veda tikrai nuostabiai. Amen.